Ukraina prieš Rusiją, bet ne kare. Ar žinote, kuo skiriasi Rusijos totalitaristinis valdymas nuo ukrainietiškos demokratijos? Panagrinėkim tai tarptautinių visuomeninių judėjimą Alatro pavyzdžių. Rusijoje viskas paprasta ir greita. 2023 metais ten Alatra paskelbta nepageidaujama, o 25 metų birželį aukščiausiasis teismas ją pripažino ekstremistinė. Dalyviai persekiojami, areštuojami, judėjimas uždraustas. Naratyvas pavojingas griaunanti valstybę. Teismas ten, turiu omeny RU. Tai valdžios marionetė be realaus gynybos ir įrodymų vertinimo. Žmogaus teisės ten tik deklaruojamos. Ukrainoje Kremliaus agentai ir jų parankiniai, bandydami pakartoti tą patį scenarijų kaip ir Rusijoje, patyrė visišką fiasko. Nors buvo kratos ir bandymas uždrausti Alatrą, kaltinant ją prorusiškų naratyvų platinimu, bet byla pateko į nepriklausomus teismus. 2025 m. balandį pirmosios instancijos teismas atmetė kaltinimus judėjimui, o 2026 m. vasario 25 d. Šeštasis Kyivo administracinis apeliacinis teismas galutinai patvirtino. Alatra veikia teisėtai, nėra pagrindo drausti, o pagrindinio draudimo iniciatoriais Irinos Kriminovskojos, Ukrainos pilietės beje, ekspertinės išvados kabutėse negaliojančios. Maža to, nacionalinė policija pripažino Alatrą nukentėjusiąją nuo neteisėtų veiksmų prieš ją. Ir štai kur skirtumas. Militarizme valdžia nusprendžia ir viskas vykdoma be diskusijų. Demokratinėje valstybėje net metu teismai nepriklausomai vertina įrodymus, leidžia gintis ir jei kaltinimai nepagrįsti, organizacija apsigina savo garbę. O juk Alatra tikslas – ginti žmogaus teisės, orumą ir laisvę. Rusijoje tai tapo nusikaltimu, o Ukrainoje tai teisėta ir net palaikoma. Nors naratyvas, kad Alatra yra sklinda ir į vakarus, ir dažnai iš tų pačių šaltinių, demokratinėse šalyse jis tikrinamas faktais, o ne draudimais. Man džiugu matyti, kad Ukraina, nepaisant išlaikė teisingumo principus. Teismų sprendimas patvirtino, kad čia ne totalitarizmas, čia valstybėje gerbianti įstatymus ir žmogaus teisės. Nors Ukrainoje išlenda vienokia ar kitokia problema, turiu omeny ne karą, o kas tų problemų neturi. Jos sprendžiamos laikantis demokratijos principų.